pritrenkiančiai atrodo nesenai paskelbti duomenys žinomam ir respektabiliam vakarų amerikiečių leidiny Newsweek, kur patys CŽV įvairūs pareigūnai liudija, ką jie veikia, kaip jie dalyvauja šitam kare. Išaiškėja, kad dabartinis CŽV vadovas, žinomas diplomatas Burns, dabar jau pakeltas Amerikoje iki kabineto nario lygmens, prieš karą 21 metų lapkričio mėnesį lankėsi Maskvoje, be abejo susitiko su Naryškinu, telefonu kalbėjosi su Putinu visą valandą ir aptarė būsimo karo eigą. Ir CŽV džiaugiasi, kad štai buvo sutarta dėl tam tikrų apribojimų, kad rusai neis toliau negu Ukraina, veršis tik Ukrainos teritoriją, kad nenaudos branduolinio ginklo. Amerikiečiai įsipareigojo iš vienos pusės, kad amerikiečiai nedalyvaus kare, kitaip sakant, jų kariuomenė nedalyvaus, gali tą lyg ir suprast, bet taip pat, kad jie prižiūrės, kad ukrainiečiai taip sakant, nekariautų Rusijos teritorijai. Iš tikrųjų, pats toks susitarimas, tai jisai skamba kaip amerikiečių lyg ir toks palaiminimas, taip sakant, jūs tą karą darykit, nes ir išdėstoma yra galų gale ir ten kitos publikacijos apie neformales derybas, tokias pokalbius tarp buvusių Obamos pareigūnų aukšto rango, kurie natūralu yra netoli ir Baideno stovyklos, tai jie čia taip neformaliai kalbėjosi, įskaitant ir Lavrovą. Ir po to paaiškino, kad, amerikiečiams, bent jau tų, taip sakant, dabartinių ekspertų, buvusio Obamos patarėjų nuomonė, Jungtinėm Amerikos valstijoms silpna Rusija nėra reikalinga. Yra reikalinga maždaug stipri Rusija. Kad su ją kartu čia būtų galima kažką ir Vidurio Azijoje ir taip toliau. Aš gal čia per daug to, taip sakant, per daug tam dėmesio skiriam, bet mes turim matyti tą vakarų paveikslą atvirom akim. Ir labai gerai suprasti, kiek nuo vakarų pozicijos tikrai priklauso ir Ukrainos karo reikalai.